Kaip gerai, kad esame šalia ežero, turime neribotą kiekį vandens, kurį naudosim apsiprausimui pirtyje. Tai šiuo atveju turim pasiruošę beržinės vantas. Man jos labai patinka, jos tokios universalios, galima naudoti ir kūno šveitimui, ir vanojimui, ir masažavimui, ir šildymui, kompresavimui. Tokio universali vanta, neveltui vadiname pirties karalienė. Vantų paruošimo būdas labai paprastas, žmonės ten prigalvoja kažkokių tai sudėtingų dalykų. Įprastai tiesiog aš paimu vantas ir perlieju duše ar tiesiog vandenį su karštu vandeniu. Tada tas vantas dedu į polietileninį maišelį. Po 15 minučių, reiškia, tos vantos yra paruoštos naudojimui. Ir labai puikiai, nes jos turi būti ne per šlapios ir ne per sausos. Po 15 minučių gaunasi toks labai neblogas viduriukas. Kaip gaila, kad jums negaliu perteikti šito nuostabaus vantų kvapą.